Sveiki, mėly tinklalaidės Gyvenimas veža klausytojai. Dabar jau yra 4. laida ir šios laidos tema bus pagrindinės mano vertybės. Ši laida turėtų būti labai trumpa, darysiu iki 4 minučių, nes ilgų tiesiog neverta daryti, tai eisiu prie esmės. Tai įsijungiu. Nusprendžiau daryti tokiu formatu labiau kaip prezentacija. Ir šiandienos tema bus pagrindinės mano vertybės. Tai yra 3 mano pagrindinės vertybės. Tai pati pirma vertybė yra paprastumas. Tai paprastumas tiesiog yra, kai žmogus yra savimi. Tai yra autentiškas, toks, koks jis yra. Ir aš labai vertinu tai, nes aš ir pats stengiuosi būti savimi, tiesiog paprastu savimi. Suprantama, yra situacijų gyvenime, kai galbūt tenka ir užsidėti kažkokią kaukę ar dar kažkam, tai yra normalu, tiesiog tai yra gyvenimas, bet ten, kur jaučiame saugiai, ten, kur galite, labai faina ir smagu, tarkim, draugų rate, arba tarkim netgi ir su kolegomis, jeigu yra faini ir geri, tokie geri kolegos, su kuriais tu gerai jauties, su draugais taip pat, su aplinkoje žmonėm, kuriais gerai tu jautiesi, tai tikrai labai faina, kai gali tiesiog būti savimi ir nereikia ten kažko apsimetinėti ir panašiai. Ir aš savo gyvenime taip ir stengiuosi tiesiog būti savimi. Ir tai labai vertinu, kai ir kiti yra tokie paprasti ir tiesiog eiliniai žmonės, nes mano didžioji dalis draugų ir yra tokie labai paprasti žmonės, nes aš labai tai vertinu. Tai antras dalykas, ką labai vertinu, tai yra nuoširdumą. Tai tiesiog, kai žmogus kalba nuoširdžiai, paprastai, tai ką jis galvoja, širdies, kas kyla, nebijo parodyti visų savo netobulumų, nes mes visi nesam tobuli. Ir aš taip pat nebijau parodyti, kad nesu tobulas, su savo netobulumu, trūkumu ir panašiai. Ir taip pat, kai nesiekia įtikti kitiems, manau, kad tas irgi yra labai svarbu, nes kai mes norim, kai bandom įtikti kitiems, mes tada tokie tampam priklausomi. Ką kiti pagalvos, ką kažkas pasakys ir panašiai. Ir tas mus labai riboja iš tikrųjų. Ir tada mes galim nustoti augti arba tapti tokie užsisklendę savy ir panašiai. Tai kai nebijom būti savimi, iš tikrųjų čia yra didelis laimėjimas gyvenime. Tai nes kiekvienas mes kuriame patys savo gyvenimą, kuriame patys savo vertybės, kurios mums yra svarbios. Ir manau, kad labai svarbu turėti tokį, kad, ką kiti pagalvos, ta prasme nebijoti būti, kaip sakyti, tokį, kokiu tu esi, parodyti savo, save tokį, kokie esi. Aš kalbu daugiau, aišku, apie tos žmonės, su kuriais tu gerai jautiesi. Tarp draugų rate, tarp tų žmonių, su kuriais tu gerai jautiesi, suprantama. Kad jeigu tu esi kažkokioje aplinkoje, kurioje tu nesijauti gerai, arba viešoje erdvėje kažkokioje, tenai nežinau, kažkur tenai, kur eini, sakykime, kažkokia tai ten, kur tu negali galbūt per daug irgi. Aiškiai, labai tą svarbu matyti, suprantama, kad žiūri pagal situaciją, bet tiesiog bendraja prasme tas nuoširdumas, manau, svarbu. Tai va. Ir trečias dalykas yra empatija, tai kai galim ta tokia kaip pagalba kitiems, tai tas įeina, bet ta pagalba, aišku, turi būti su sveiku protu, bet bendrai kalbant apie tą supratingumą, kokiai situacijai, pavyzdžiui, yra kitas žmogus, kaip jis jaučiasi ir panašiai. Ir jeigu yra galimybė pagelbėti, tai manau, kad kartais yra naudinga. Ne to, kad naudinga, tiesiog yra geras gestas, kai mes galim pagelbėti kažkam ir pamatyti tai, užjausti ir panašiai. Tai tas tokia gera, kai tu sugebi pamatyti kitų žmonių, kaip jie jaučiasi, manau, kad tai yra svarbu. Bet to pačiu yra svarbu ir aiškios ribos, kad tiesiog, kad aiškiai būtų apsibrėžus, kokia ta tau bus
pagalbą, kiek tu gali padėti ir panašiai, kad nes žmonės tiek jie būna, jie naudojasi, ne, ir tavimi gali ir naudotis ir panašiai, ir turėjant aiškias ribas, manau, kad tai yra labai svarbu turėti. Jeigu mes norim pagelbėti kažkam, turim turėti taip pat ir aiškias ribas, kiek mes galim pagelbėti ir kad tai būtų su sveiku protu. Ne? Ir kad žmogus tiesiog nepradėtų tavim naudotis. Tai tokie labai, manau, svarbus dalykai. Na, tai yra mano tokios konkrečiai vertybės. Kiekvienas žmogus, aišku, turi savas vertybės. Ir tai yra normalu. Tai toks buvo trumpas video, gavosi gal 6 minutės, bet manau, kad viskas yra tvarkoje. Tai ką linkiu gražios dienelės ir čiau.